Kodėl? Su tą problemą mes susidūrėm dėl to, kad ruošiamas bendrasis planas Klaipėdos rajono ir šituo planu pakeistas daugumos žmonių Pjūlų kaime, Drevenos kaimuose žemės reglamentas. O tai pas žmonės klausė, kas nors keičiant? Pa žmonės nieko neklausė, jie nebuvo įspėti, jie nebuvo suderinta ir faktiškai, kaip sakyti, tiesiogiai nebuvo išviešinti šitie sprendiniai. Tai miesto rajono valdžia šiuo atveju pakeitė detalų planą. Bendrą planą. Taip, žmonių nenaudai. Reiškia, jų nuvertindama visas žemės. Bet tai be jų sutikimo, taip sakyti. Be abejo. Nieko jiems nežinant ir nuvertino tiesiog jų žemės ir pakeitė žemės reglamentą. Tai dabar mes važiuojame pas rajono valdžią. Dabar važiuojam pas rajono valdžią dėl dokumento, kuriuo gerbiamas Česlovas Banevičius pranešė Vilniaus teritorijų planavimo inspekcijai, kad su Pjūlų kaimu yra suderintas tas pasiūlymas, kad keisti mūsų žemės reglamentą. Privačios teritorijos keisti žemės reglamentą, kaip faktinė medžiaga jisai pateikė. Mes pamatė šį dokumentą, kurį mums pateikė gerbiamas Petras, Seimo narys, tai yra šmeižtas. Dėl to mes jokių suderinimo dalykų su juo neturėjome. Tai jie tvirtina, kad jau turi kaip ir bendruomenės gyventojų sutikimo, nors tokio sutikimo nebuvo. Nebuvo, tokių pasiūlymų nebuvo. Reiškia, pasiūlymai buvo teikti, kad palikti pagal 5 metų galiojantį žemės reglamentą. Pagal 5 metų bendrąjį planą galiojantį žemės reglamentą, kuris mus tenkina, kur mes labai laimingai visi gyvenome. Bet šitas dalykas yra padarytas specialiai vėjo jėgainininkams. Specialiai yra padarytas Vasiliauskų šeimai, ką mes turime iš faktinės medžiagos. Tai tenais viena šeima, reiškia, sugalvojo pasikeisti. Ten viena šeima, būtent jos vienos pasiūlymų, į jos pasiūlymą šitos šeimos buvo atkreiptas dėmesys ir buvo gyvenamoji teritorija pakeista į žemės ūkio, kas reikalinga vėjo jėgainių pastatymui, statybai, reiškia. Grinai į jų pasiūlymą buvo atsižvelgta. Filmuokitės. Jo. Ne, jūs nefilmuokitės. Ar jūs bijot, ką nors? Ką? Nieko aš nebijau, bet aš, kaip sakiau, aš ne artistas esu. Aš sakau, jeigu norit, jūs filmavot. Jūs paimkit, filmuokit. Statyk. Tai aišku, drąsiai. O tai mes vieni kalbėsimės? Vieni pasikalbėsim. Kalbėkitės. Jeigu vienas bijo kalbėti su savo liaudis, savo rinkėjais. O ką šiandien liaudis? Ką aš nesikalbu? Tai nori kalbėtis labai ramiai. Kalbėkitės tada. Mes atvažiavom. Nu kaip čia, aš nesuprantu, visur leidžia filmuoti. Gerai. Seimo niekas nepasakė, nes Seimo pasakė tiesiai, sako, mes galima filmuoti, prokuratūrai galima filmuoti. Prokuratūrai Teisingumo ministrą važiavom, filmavomės, viskas pas mus yra nufilmuota. Paklausom, galima, sakau, mes sako, mes uždrausti negalim. Čia dabar aš esu kažko įmonių. Bet jūs bijot, Ko aš bijau? atsisėsti, kalbėtis, tai čia labai normalu yra. Pas jūs atvažiavo Tai jūs norite pasikalbėti, pasikilmo. Mes spręsime. Mes norim su jumis apspręsti mums reikalus. Kadangi aš kiekvieną rytą klausaus žinias iš Vokietijos, vokiečiai paminėjo į mūsų prie Balkano šalių, prie Bulgarijos, prie Rumunijos, į Lietuvą. Tam skaičiai, kur nepažabota korupcija. Ir nekovojama. Labą dieną, šiandien dalė Pjūlų bendruomenė pasikvietė mus. Būkime vieningi organizacija, kuri Būkime vieningi organizacijoje taip pat ir aktyvūs nariai. Pasikvietė palaikyti kompaniją, padėti, apsilankyti Klaipėdos rajono savivaldybei, pas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijų direktorių Česlovą Banevičių, kuris mielai priėmė į kabinetą, tik kažkodėl nesuprantam, kodėl pats pabėgo. Ir jau sėdėm, 20 minučių laukiam, negrįžtam, dar lauksim. Čia tas pats girdi, kai buvo atsiųstas raštas, kad duotų tą mūsų prašymą, kad pakeistų žemės paskirtį. Kad būtų parodytų raštą, kur mes prašom pakeisti žemės paskirtį Pjūlų kaimas. O ką atsiuntė? Atsiuntė, man atrodo, kažkokius, man atrodo, kad gerbiamas Česlovas Banevičius galbūt nesupranta nei savo pareigų, nei
kaip jis tą parašą deda, kaip sakyti, neperskaitindamas to teksto, bet jeigu jisai tą tekstą perskaitytų, aš taip galvoju, jis turbūt to parašo nedėtų, bet jeigu jis tą parašą uždėjo, reiškia, jisai daro tai tyčia, žinodamas, kad mums daromas yra blogesnės sąlygos. Reiškia, kaip valdininkas jisai šitų pareigų tikrai negali eiti ir jis negali sekančiai kadencijai vėl eiti į tuos rinkimus 4 numerių. Tu pirmą turi ištaisyti visą savo klaidas, turi, kaip žmonėms aiškiai pasakyti, čia jau užsakomas buvo planas, Klaipėdos rajono bendrasis planas. Ir jeigu jisai pakeitė mūsų žemės reglamentą, be mūsų žinios, jisai reiškia turi už tai atsakyti, bet mes kaip matome, kad iš tos atsakomybės yra tik tai pabėgimas, reiškia, jeigu tu bėgi, reiškia, tu esi padaręs klaidą. Nors ne taip. Taip. Jeigu tu bėgi, jeigu tu bijai žmonės, mes irgi mes jau, kaip sakot, esam atkovoję tą prijungimą prie miesto, bet realiai aš dar bendrajam plane nesu matęs naujo to žymėjimo, kad jau esam panaikinti. Tai va, laukiam, šiandien galvojau, pamatysiu, jau tikrai įsitikinsiu, nors aš tikiu, kad taip jie padarė, aš negaliu sakyti, kad netikiu, žinau. Ne, nes aš esu doras Lietuvos pilietis, myliu Lietuvą ir aš manau, kad jie irgi taipogi myli Lietuvą ir yra dorus piliečiai. Tik tai norim pafilmuoti viską, tai užfiksuoti, paviešinti plačiau, parodyti, kokie mes esam dorus, kokie mes esam atviri, jog mes atėję į savivaldybę, netnešėm kažkokio kyšio, nedavėm, kad mums nedavė kyšio, norim visuomeniai pateikti, bet kažkodėl tai... Dabar mes, kaip matome, prašau, sėdime, laukiame gerbiamo pono Česlovo Banevičiaus. Kuris nevertina mūsų laiko, kuris darbo valandų, kaip, jis taigi dirba mums, jisai išrinktas mums. Sakyk, valandą laiko jam yra... Jam tuščiai, jam yra apmokama. Bet mokama už tai? Taip, už tai, kad jis čia sumokama yra. Už mūsų sėdėjimą čia jis gauna atlyginimą. Ar taip turi būti? Ir toks žmogus, dar sakau, dar eina 4 numeriu. Sekančiuose savivaldos rinkimuose. Suprantate, čia jau aš naudą, šiaip jeigu būtų padorus žmogus, orus ir garbingas, jisai turbūt pagalvotų, ar man verta eiti į tuos rinkimus ir vėl daryti žmonėms kažką negero. Gal ir apmastys dalį, tai nesmerkim, gal permastys žmogus, galbūt rytoj sakys nebeinu. Netikėčiau, kiek jam buvo rašyta, kiek buvo viskas ir sakau, tiesiog žmogus galbūt yra arba nesusivokiantis, ką jisai daro, arba tiesiog daro tyčia viską, čia yra 2 atvejai, bet vienu ir kitu atveju šitose pareigose jo negali būti. Jo, aš irgi man kyla kartais netgi minčių, gal man savivaldybė turėtų irgi sumokėti, nes aš kadangi mus bandė prijungti prie miesto neteisėtais būdais, aš daugiau kaip pusmetį kovojau, važinėjau, savo benziną deginau, savo laiką, viską, kiek dokumentų rašyta, kiek važiuota į Vilnių, kiek viską ir viską segiau vieną papkę benzino kvitus, viską pasižiūriu, kad aš į mėnesį po 1000 litrų išleidžiu vien kurą. O kas tai apmokės? Aš iš savo kišenės, aišku, nei kas dadėjo, nei ką, bet tai pagalvoju, kažkas gauna atlyginimą, bet mes dirbam jų darbą. Mes dirbam jų darbą, būtent Vaidai, mes dirbam jų darbą, mes norim, kad ta mūsų Lietuva būtų graži šalis, būtų sąžiningi tarnautojai, kad jie mums dirbtų, o dabar išeina, mes turim jiem įrodinėti tai, ką jie turi dirbti. Taip. Ar negaunasi? Ne, tai nieko nėra blogaus, gal žmonės primiršta, tai mes ateinam, priminam, bet... Jeigu jisai, man rodo, buvęs yra meras yra buvęs Banevičius, ne kažkiek. Nežinau, kad veterinorius yra buvęs. Jisai yra taip, yra veterinorius. Specialybė veterinorius. Specialybė nieko tokio, jeigu žmogus domėtųsi tuo, jeigu jisai dėdamas parašą pagalvotų, kodėl aš tą parašą dedu, ar čia nebus žmonėms blogiau. Bet jis to negalvoja, jis turbūt, sakau, tiesiog žmogus daro arba tyčia, arba nesusivokia, ką jisai daro. Gal nuėjo į bufetą, o yra bufetas savivaldybėje. Mes lauksim. Žiūrėkit, juk mes nesimušti, mes pabendrausim. Mes jau padiskutavom. Atvirai, žinot, nieks jokių provokacijų, jokių nieko. Aš sakau, aš jums į nervo pasikvieti, kad sutikė, atsakėte. Mano teisė yra. Čia gyvenama vieta turi būti. Čia mano teisė yra. Įstatymų teisė. Aš jau dabar jau dar. Užėkim, kažkaip, dabar atrodo, kad aš čia dirbau, o jūs svečias esate. Ne, tai dirb, Ne, aš nenoriu dirbti tokio darbo. Aš net neprašėjai iš visų susitikimų. Ne, aš esu Vapadalė registruotas dabar. Dabar esu narys, jo. 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 Juokingai atrodo.
Tai čia, bet kaip bus? Nu, jo. Priėmus, sakė, klauso. Jo. Visą laiką mandagiai klauso. Bet jūs ateina, aš sakiau iš anksto. Mes mandagiai atėjom, mes norim pasikalbėti, nu, padėti jums, gal mes galim jums padėti. Patarti galim labai daug, ką Jums galite kada laikui padėti. Patarti galim labai O tai jūs jau dabar mes jau nebegalim, jūs pastovėjot už durų, mes jūsų pralaukiam valandą, jūs dabar... Nelaukit, aš laukiau jūsų... Iki 2 valandos yra mum laikas. Iki 2 valandos. Nu dar 15 minučių turim, tai gal kas nors atvažiuos. Tai gal kokie galėtų ateiti Vita Vitienė, gal galėtų ateiti vietoj jūsų, jeigu jūs jau nebeturit laiko. Aš sakau, tai vykti susitikimą. Ten to garbingoje vietoje labai tos vėjo jėgainės stovi, bet... Gal gerbamas ties. Tai tu čia, aš išeinu taip pat, nes jau čia luoju. Gerai, tu ką darysi. Gerbamas Česlavai, gal čia Vasiliauskas padovanojo tokį gražų prizą? Vėjo jėgainė, toksai gražus labai. Čia jau radau, čia, kai pradėjau dirbti, buvęs. Bet jūs, o kaip su tom dar bus 18 tų vokiečių jėgainių? Vasiliausko jos yra, gerbamas Česlavai. Ar galite atsakyti mums? Ar tiesiog nesitikėt? Ar yra labai sunku pasakyti? Būčiau susitikęs ir laukiau jūsų. Tai labai malonu, mes ir laukiam jūsų. Gerbamas Česlavai, sėkmės jums, mes dar 15 minučių čia pasėdėsim. Dabar paaiškinkite, pasikvietė jumis čia į susitikimą, apie ką pakalbėti. Mes norėjom pakalbėti apie bendrąjį Klaipėdos rajono planą ir apie jo tikrai tokį labai negerą dokumentą, kurį mums atsiuntė gerbiamas Petras, reiškia, į Seimo narys, kad reiškia viskas Gražulis, kad yra viskas suderinta su mumis dėl žemės reglamento pakeitimo Jaunų kaime. Bet tai su jumis derinta niekas ne... Tai būtent, kad tas visas popieris, tas visas tekstas, dokumentas, taip vadinkim, su gerbiamo Česlovo Banevičiaus parašu, tai gaunasi kaip mums šmeižtas būtų. Ir dabar jis čia pasikviečia ir jis oficialus. Ir dabar jis tai mums reiškia, mes jo prašėm, sakom, norim atvykti pas jūs, norim gauti tuos pasiūlymus, kur mes prašėme, kur buvo derinta su mumis, kad mūsų privačiuose teritorijose būtų keičiama žemės valda. Kodėl, Dalia, kaip jūs galvojate, kodėl jisai išėjo? Čia yra baimė žmogaus, yra baimė žmogaus atsakomybė prieš savo padarytą, kaip sakyti, sako, veiką. Bet taigi mes pasisiūlėm, kad mes galim gal kom nors padėti, atėjom pasikalbėti. Matot, galbūt tokiu atveju jiems ir nereikalingas tas padėjimas, jiems galbūt reikalingas padėjimas, va dabar atėjo šis, sakykime, rinkimai. Va čia jam reikalinga padėjimas, kad juos mes vėl iškeltumėm, tuos dievukus, kad jie vėl sėdėtų šituose šiltuose vietose, o kas liečia mūsų, jiem mes nereikalingi esam. O tai gal mes pabandykim nueiti į architektūros skyrių, pasiklausyti dėl šito klausimo pas gerbiamą vedėją Vitą Vitienę, pabandom gal nueiti, gal neatsakys mums šitos klausimus. Bet gerbiamą Vitą Vitienę yra neįpraku, jeigu jai galva pasako, kad tu turi daryti taip, jinai taip ir padarys. Bet mes jau pamatytumėm, gal dokumentus susipažintume, kas yra nuveikta. Galim nueiti, pasižiūrėti, vis tiek čia mūsų laikas jau baigėsi. Gal kas sąlygas gausim. Jo, gal sąlygas gausim, gal sužinosim. Kaip šaunu, žmonės nebijo. Jeigu žmogus bijo, jis pabėga, bet jeigu žmogui nėra ko bijoti, jis priima. Galim žmogaus bijoti, vis tiek reikia kažką tai sužinoti, ko bijoti. Tai va. Gal irgi bijos, pasakykite. Ne, mes paprasčiausiai gerbiamą Vilmą atėjom, vis tiek turim bendrą tokį reikalą, kaip sakant, tiek mūsų bendruomenė. Jo, tiek ta bendruomenė, jų ir mūsų bendruomenė Aukškim vis tiek yra bendras reikalas, tas bendrasis planas. Visas rajonas yra bendras. Jo. Taip, bet mums labai aktualu. Ir kaip mes tikim, kad, pavyzdžiui, kaip mūsų Aukškimų kaimas buvo ten bandoma prijungti prie miesto, buvo pažymėta, jog nebejungsim prie miesto, ateity planuojam, dabar jau, kaip ir Česlovas sako, kad jau yra panaikinta, ir panaikinta tam plane, kad jau mūsų nebejungs prie miesto, ir mes paprasčiausiai norėjom įsitikinti, pamatyti, nufilmuoti tą bendro plano, tą gabaliuką ir parodyti visuomeniai, susipažinti ir viskas. Dabar žiūrėk, gerbiamą Rasa ir Mizraitė, čia nauja. Žiūrėk, nepatogu man, aš kėdė pastoviu. Jūs sudarinėjot šitos dokumentus, taip? Aš jų nesudarinėjau. Jūs čia, kas sudarė šitą parašiau. Tai gerai, tai jūs atnešėt gerbiamam Banevičiui, jis tai padėjo parašą. Viskas. Tai dabar jūs abudu ir atsakot už tos dokumentus, aš kaip suprantu. Jeigu yra jūsų darytas, tai yra čia. Dabar mes čia vis tiek nėra šitų pasiūlymų. Mes aiškiai rašom. Ir jeigu mes kažko klausim, konkrečiai pasiūlymas nuo prašymo skiriasi ar ne? O nėra, mes viską peržiūrėjom, galime įt kartu persižiūrėti. Pasiūlymai, mes turim visą sąrašą šitų pasiūlymų, kur jūs mums turėjot įdėti, kur mes prašom, kad būtų keičiama žemės reglamentas.
Nes būtent toksai, kur jums yra užrašyta pasiūlymas dėl žemės reglamento, nėra tokio. Tai vat ir būtent tame jo ir nėra. Tai kodėl tada jūs jo vadovaujatės tokio nėra? Nu kodėl? Kodėl jeigu... Tai gerai, jeigu mes konkrečiai prašom, tada jūs reikėjo sakyti, tokių pasiūlymų duotų žmonių nėra. Mes išrinkom, kas mūsų manimo. Ne, tai jūsų manimo niekamet nereikia. Reikia tai, kas yra prašoma. Atsižvelgti, ką prašoma. Mums reikia. Ko nereikia, mes tai viską turim. Jeigu prašėm pasiūlymų, tu pateikti. Mes su Vytiene kartu peržiūrėjom ir vis manimų šitas labiausiai tiko. Ne, čia jo. Bet mes būtent ir tada prašėm, sakom, mums pateikti tuos pasiūlymus, kurių dėka ir buvo pakeistas žemės reglamentas mūsų nenaudai. O jūs šitų dalykų įdėjot, reiškia, jūs labai blogai savo pareigas dirbat. Žiūrėkit, kur būtų galima pamatyti dabar tą naują, jau paskutinį, paderintą tą bendro plano tą variantą, nes kadangi man irgi aktualu Aukštkiemių kaimo prijungimas. Česlovas Banevičius ir gerbiama Vita Vytienė mane įtikino, aš tikiu jais, kad yra pataisyta, ištrinta ir tikrai ten nebesame jungiami prie miesto ir viskas patvarkyta. Tik aš noriu įsitikinti, noriu gal su kamera užfiksuoti tą vietą ir pateikti visuomenį. Jo, mes kaip galėtumėm ar nueiti, ar jūs atnešti galėtumėm kaip bendro plano, pačio paskutinio to. Aš galtų neturiu, nes ten ir... Nesvarbu, kokie yra. Kabinetas užrakintas, tai aš nežinau. O šitą išvada, kaip atėjo jums, ta išvada, kad tvarkyti tą planą, net atėjo jums faktiškai. Tai va čia yra raštas, ar jūs kaip atėjo įteikė tą raštą. Atėjo raštas, kad būtent parašyta yra aiškiai Antano Laukošiaus, kad reiškia savivalda turi ištaisyti tą žemės reglamentą. Čia paskutinis yra pagal, nei mes to specialaus plano neprašome. Bet kaip jūs duodat dokumentus, aš neįnai, tai nesvarbu, bet, klausykit, tai kas tada atsako, ar čia... Ta pusė. Ta pusė, va, prašau. Česlovas Banevičius turbūt daugiausia atsako, kuris pabėgo, nenorėjo susitikti. Česlovas Banevičius, jisai turi žmonės, kurie atlieka tą darbą ir jisai... O gal mes vis dėlto pabandom paieškoti tą bendro planą, aš negalvoju, kas turėtų būti kažkur paslėptas užrakintas. Palauksim, čia vis dėlto. Aš negaliu be Vytienės nei verštis jos užrakinta kabinetą, nei aš raktą neturiu. Vis tiek yra paslėpėjų. Mes slėpimas yra kabineto užrakinta, vis tiek yra, jeigu žaidžiame. O bet praeitą kartą aš mačiau, bendras planas yra padėtas architektūros skyriui, ten kur kabinete sėdi bent jau 3-4 žmonės yra vieta. Ten yra padėta, jisai didelis ant tokio didelio, nepasitienė kabinete. Ne, bet aš ir pati mačiau. Jo, tenai yra. Paskui mes rinkimas... O tai, žiūrėkit, dar tada atsiprašysiu, o kas pavaduoja Vytienėje, atostogos išėjo, kas pavaduoja šią dieną? Tai turėtų būti pavaduojantis žmogus? Nu tai gal mes galim apsilankyti pas ją, nu tai jinai turėtų pateikti mums tą planą. Bet tai nereiškia, kad išeina žodžio. Išeina žmogus ir durys yra uždaromas, užrakinamas, taip negali būti. Nu pabandom, apsilankysim, nu gal priims, o nepriims, Gal tiesiog paskambinti, gerbama, paklaus, ką mes ten eisim, paskui gal... O gal gali gerbama paskambinti? Jo, paskambinti, jo, tada bendrą planą atnešti mums tą naują. Mes tada šitą, mes išėjom iš to kabineto, išėjom visi, mes išėjom, ėjom pas Vytienę gauti Vasiliausko šitų visų dokumentų. Ar galima paskutinį? O vedėjai neperdavė nieko. Nu, pažiūrėk, jeigu rasi, aš turbūt palauksimės. Paskambink. Jis neperdavė, eina pažiūrėti. Jeigu rasi... Nu, pamatot, taip ir. Va, kaip gerai. O šita išvada dabar yra, ar jis jau suderintas ar ne tas planas su Aplinkos ministerija? Ar yra išvada jau patikta ar ne? Čia 20, ne? Čia pažiūrėjau. Nežinot, nieko to klausimų. O gal Burašienė žino, kad buvo čia. Aha, o čia, ką žinot, va kur žiūri, čia dabar. Bet palauk, ką tai reiškia neįgiama? Kas turi čia? Tai išvada turi neįgiama. Išvada neįgiama. Jis nėra iki galo suderintas, aš net nežinau. Ai, čia vat naujausias ir bus, čia aš 28 aš vartau. Čia yra 20, gal dar naujasis bus, ką koksai? Jau po gruodžio 23 nebegali būti. Žiūrėkit, žiūrėkit. Kodėl nebegali būti? Jis bus labai mažai. Dabar bus sutvirtinama jau. Neįgiama.
O kodėl gruodžio 23? Kodėl būtent šitą datą? Aš nematau, aš nežinau. Tai mes pasižiūrėsim. Man labai aktualu yra, man buvo žadėta pasakyta, kad tikrai ištaisė mūsų klaidas. Ir dabar pažiūrėsim, ar mūsų valdininkai meluoja ar nemeluoja. O dabar verčiam... Va, turi būti specialus žymėjimas. Taip, specialus planas. Reiškia... Priimtimas, kaip aiškiai rodomas. Taip, Rasa pasakys viską. Čia buvo mes, žiūrėjau, čia mes buvom pažymėtas, va šitas visas trikampis, šitas, kad ateityje planuojama prijungti prie miesto. Bet aš šiai dienai matau, kad jau nebėra pažymėta, jog ateityje prijungiami prie miesto. Tai aš sakyčiau, kad neapgavo. Nesuprantantiems, kaip suprasti, tikrai nėra. Šitas trikampis buvo seniau pažymėtas specialių žymėjimų punktyrų. Reiškia, buvo 2 brūkšniukai taškas ir šalia dar rašyta, kad teritorija planuojama prijungti prie Klaipėdos miesto teritorinių ribų. Aš čia netgi tokio žymėjimo nebematau tokio ir čia nebėra tokio žymėjimo, reiškia, yra pataisyta. Nu, aš dėl savo asmeniškai jau, sakyčiau, neapgavo. Nu va. Bet tik nesupratau, kad jie pabėgo. O Mūsiškius apgavo. Kaip paliko, kaip buvo, taip paliko. O mūsų prašau, tas pats nepadaryta nieko. Tai buvo mažiausių gyvenamųjų teritorijų, kai buvo padarę žemės ūkio paskirtą žemę. Į kur buvo rekreacinė teritorija, dabar rekreacinė teritorija pakeisti į žemės ūkio paskirtą žemę. Ne, ką aš tik matau, reiškia, matau atsižvelgta į vieną pasiūlymą Vasiliauskų. Dabar su kurio kalbėjau. Į to garbingo žmogaus, į to ūkininko pasiūlymą yra atsižvelgta. Reiškia, o 100 žmonių yra neatsižvelgta. Nu, Vasiliauskų buvo prašymas koks nors. Buvo prašymas. Aš žinau, labai daug prašymų yra. Mes visus turime. Jo, kaip Girčys sakė, vienintelis motyvuotas prašymas. Jo.